We are back again, and Sveiki it's my sugrįžę. pleasure to introduce Professor Kenneth Man didelė garbė Conner, who is a pristatyti clinical profesorių psychologist and professor Kenneth Conner. of emergency medicine and Jis yra psychiatry at the klinikinis University of Rochester Medical Center, psichologas where he ir also serves as co-director of the Ročesterio Center for universiteto medicinos Suicide centro Prevention, skubiosios medicinos ir psichiatrijos for study katedrų and profesorius prevention of ir suicide. savižudybių tyrimo ir And prevencijos centro his research focuses on the link direktorius, between bendradirektorius. alcohol and Jo other tyrimai drug daugiausia abuse skirti alkoholio and ir kitų suicidal psichoaktyviųjų behavior, medžiagų vartojimo high-risk ryšiams su clinical savidušku approaches, elgesiu, and emergency savižudybės care rizikos for vertinimui ir suicidal pagalbai patients. aukštos So in rizikos this pacientams skubios presentation, pagalbos bei Kenneth stacionaro Conner will sąlygomis. speak about Savo pranešime warning Kenneth signs Conner kalbės of apie suicide. perspėjimo signalus apie And it's savižudybę. based on his studies. Tai paremta jo So the tyrimais. floor is yours. Taigi, Kennethai, Excellent. Well, it's spectacular to be puiku, here. Very, labai smagu čia happy to have būti been ir labai invited džiaugiuosi, kad mane čia pakvietėte. It's nice to be with you. Sorry I couldn't be with you in person. Labai gaila, kad I've been negalėjau sick this atvykti week, so I have- asmeniškai. Aš šią savaitę so it sirgau, explains my voice. tai mano balsas And we'll get šiek tiek started. pakimęs, bet dabar pradėsime. Are you able to see that? Ar galite matyti mano pranešimą? Okay. I'm going to talk to you about acute risk factors for Aš kalbėsiu apie ūmius rizikos veiksnius suicidinio elgesio of patients we interviewed ir in the hospital. remsiuosi duomenimis tų pacientų, kuriuos mes apklausėme ligoninėje. Tai yra pacientai, kurie mėgino nusižudyti. I'd like to acknowledge my collaborators in this work. Noriu Dr. Courtney Baggy pripažinti at the savo University of kolegas šiame darbe, dr. Courtney Baggy, Kearns Michigano in universitetas ir Jacques Kearns iš including Bostono, the VA hospital there. įskaitant And the grant to Dr. Baggy and I VA supported this ligoninę work ir from NIH. taip pat gauta dotacija. Warning signs are acute risk factors. And there's Buvo little šitam research darbui on warning signs. mūsų nacionalinės sveikatos because of the sistemoje. difficulty of Taigi, yra labai studying rimtų minutes and rizikos hours veiksnių, kurie susiję su preceding perspėjimo suicide signalais. attempt or Ir suicide. Essentially, Dr. Baggy's work, daktaro Baggy my darbas, collaboration with her, daktarės Baggy darbas people who have attempted rodo, suicide kad are very žmonės, different kurie on the day of the mėgino attempt than they were žudytis, visai on kitaip the day elgėsi before. mėginimo dieną, nei There kad are buvo changes diena in prieš. emotions, Keičiasi jų thoughts, emocijos, mintys, behaviors, and social elgesys ir experiences socialinė that patirtis. are unique to the day of a suicidal act. Ir therefore, tas in elgesys order to unikalus tik get- konkrečią savižudybės mėginimo It is dieną. essential to Tai yra susijęs su tam tikromis examine the rizikomis, todėl labai suicidal svarbu behavior. ištirti suicidinio elgesio dieną. There are different conceptual models Mes turime of įvairius risk. koncepcinius modelius susijusius su These ūmia include the rizika. suicide crisis Tai, syndrome, or SCS. Suicidinės This krizės is sindromas arba a syndrome that was SCS. developed by Jis Igor Galinker buvo sukurtas out Igor at Galinka Mount Sinai ir Hospital. jo kolegų dirbančių ligoninėje ir The suicide crisis syndrome has a diagnostic suicidinės style krizės sindromas turi diagnostinį požiūrį. The SCS, it's essentially a diagnosis. Pagal SS tai Like yra they make other mental health diagnoses. tokia pati diagnozė The kaip core ir of the symptom is kitų entrapment or the psichinės mental sveikatos sutrikimų. Tai yra įspeistumas arba, kaip sakant, aklavietė arba negebėjimas pabėgti, arba taip vadinamas visiškas beviltiškumas. Ir yra papildomi kriterijai. Tai apima afektinį sutrikimą. Tai yra labai didelis ir platus emocinių sutrikimų spektras, emocinis skausmas ir negatyvių emocijų protrūkiai ir ypatingas nerimas ir labai ūmi anedonija. Taip pat ūmi rizika apima ir kognityvinės kontrolės praradimą. Tai labai įvairios patirtys, įskaitant ir ruminaciją ir
flooding or overload, kognityvinės an overwhelming number of kognityvinė thoughts, perkrova, tai yra labai racing daug through them, minčių, or an inability to suppress or arba alleviate negalėjimas from a negative thought pattern. nukrypti nuo They also neigiamo posit that arousal minčių is srauto. part of this Taip pat syndrome, yra tam and tikro susijaudinimo agitation, veiksmų, hypervigilance, tai gali būti ypatingas susijaudinimas arba hiperbudrumas arba susierzinimas arba nemiga ir socialinis backing away atsitraukimas, from social interactions. socialinės veiklos vengimas arba atsakomybių. Here's some, so the data set that I will present. Ir čia yra duomenys, kuriuos aš jums pristatysiu, tai yra iš pacientų, kurie mėgino žudytis, buvo hospitalizuoti. Mes juos apklausėme apie jų dieną, tą dieną, kai jie mėgino žudytis ir kokia buvo jų patirtis. Ir čia yra kelios citatos iš mūsų duomenų bazės, kurie atitinka SS kriterijus. Tai yra, kalbant apie įspeistumą ir beviltiškumą, o kam dabar toliau gyventi, turint visas šitas mintis? Nuotaikos sutrikimai. Čia aš tiesiog pratrūkau, aš sėdėjau autobuse verkdamas ir verkiau autobuse. Kognityvinis sutrikimas. Aš nebenoriu rūpintis, nebenoriu jaudintis, kaip sakiau, aš noriu viską savo galvoje ištrinti. Tai yra žmogus tiesiog jaučia, kad jis negali sustabdyti šitų neigiamų minčių. Hipersusijaudinimas. Aš buvau labai supykęs, aš taip greitai susijaudinau. Socialinis atsitraukimas. Aš neėjau į darbą, neperspėjau, kad aš sirgau, aš tiesiog visą dieną prasivoliojau lovoje. Kitas hipotetinis smegenų veiksmas, tai yra ūmus suicidinis afektinis sutrikimas. Tai Tomo Joinerio pristatytas sindromas. Pagrindinis sindromas yra labai smarkiai padidėjęs suicidinis ketinimas. Ir kitaip negu suicidinės krizės sindromo, tai ten nebuvo su savižudybė susijusių rizikos rodiklių. Ir Blinkeris mano, kad pacientai sulaiko šitą informaciją, todėl labai svarbu pastebėti kitus ūmios rizikos ženklus. Ir čia laikomasi požiūrio, kad matosi, kad suicidinių ketinimų labai smarkiai padidėja iš karto prieš mėginimą. Ir tai yra esminis sindromas. Toliau kitas kriterijus, tai yra socialinis susvetimėjimas arba savęs susvetinimas. Socialinis susvetimėjimas apima tai, kad kažkas supranta, kad jis neturi palaikančių arba abipusių ryšių. Ir taip pat galvoja, kad niekam žmogus nerūpi, o kalbant apie savęs susvetinimą, tai yra šleikštulys savo pačiam, neapykanta savo, savęs kaltinimas, gėda ir savęs žeminimas. Kitas kriterijus beviltiškumo jausmas, tai yra suicidinis ketinimas ir savęs susvetinimo bei socialinio susvetinimo mintys. Na ir galutinis kriterijus yra per didelis susijaudinimas, tai pavyzdžiui suerzinimas ir panašiai. Čia yra kelios citatos iš mūsų duomenų bazės, tai yra padidėjęs suicidinis ketinimas. Kai aš jau apsisprendžiau žudytis, tai žinot, aš nenorėjau
nenorėjau net mėginti su tuo susitvarkyti, aš tiesiog viską norėjau baigti. social alienation or Toliau self-alienation. socialinis susvetimėjimas arba savęs susvetiminimas. Na, niekam nebuvo įdomu, ar aš čia ar ne. Tai yra socialinis susvetimėjimas ir niekas nenori būti su kažkuo, kas yra šlykštus viduje. Tai yra pavyzdys savęs susvetinimo. Toliau beviltiškumas arba aklavietė, jausmas, kad esi spąstuose. Kodėl gyventi turint visas šitas mintis ir per didelis susijaudinimas, tai yra aš taip greitai susijaudinu. Aišku, yra Assad metodo ir SCS metodo apribojimų. Jie abu paremti diagnostiniais tyrimais. Visų pirma, yra priimamas sąlyginis homogeniškumas, kai yra ūmi rizika. Ir Assad sako, kad turi būti patenkinti visi šitie kriterijai, kad būtų laikoma, jog tai yra ūmi rizika. Ir iš mano patirties ūmi rizika yra tikresnė ir labai sunku, kad yra įvairesnė ir labai sunku užtikrinti, kad visas tas rizikos kategorijas vienas žmogus atitiktų. Toliau galimos pasekmės, kai yra padaroma su savižudybė susijusi diagnozė. Tai yra stigmatizuojamas asmuo grįžęs iš gydymo arba, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose labai aktualus klausimas yra draudimas ir dėl to gali kilti problemų dėl draudimo. Nežinau, kokia situacija Lietuvoje. Toliau šitos formuluotės Assad ir SCS yra nedaug tyrimo susijusio su ta neišvengiama rizika pačia savaime. Tie riboti duomenys yra susiję su suicidinio veiksmo diena. Taigi tai yra labai ūmus rizikos laikotarpis, į kurį mes šiandieną orientuojamės. Mano kolegos sukūrė dar vieną modelį, rizikos modelį, mes jį vadiname ūmios rizikos naratyvuose perspėjimaisiais ženklais. Kai pacientai pasakoja istoriją apie savo mėginimą žudytis. Ir Sherborne teorija hipotetizuoja, kad ūmios rizikos būklė atsiranda dėl labai daug kognityvinių, elgesio, emocinių, socialinių, somatinių kintamųjų, kurie yra laikomi kaip variklis. Ir tai labai svarbu taip pat su rizikos vertinime. Taigi, pirmiausia, mes kalbame apie homogeniškumą tos ūmios rizikos. Mes turime socialinę patirtį ir somatinę patirtį, kuri gali atsirasti per ūmią riziką, taigi heterogeniškumas. Tačiau kitas teiginys teigia, kad jeigu turime labai daug tokių patirčių, tai jos gali sukelti ūmią riziką ir efektyviai padėti ir realiai sukelti tuos perspėjimo ženklus, kurie susiję su ūmia savižudybės rizika. Čia yra paprastas modelis, šitie platūs postūmiai, kognityvinis, elgesio, emocinis ir taip toliau, jie gali privesti prie ūmaus suicidiškumo, kuris sudaro sąlygas suicidiniam elgesiui. Čia postūmių pavyzdys, emocinių postūmių pavyzdys. Jų yra labai daug potencialių
emocinių postumių susijusių su ūmiu suicidiškumu. Tai yra drastiškas nuomonės pasikeitimas, pavyzdžiui, pratrūksti verkti, toliau įsiūtis, pyktis, susvetimėjimas, keršto troškimas, nerimas, susijusi patirtis, emocinis skausmas, tai yra plati kategorija, liūdesys, tuštuma, skausmas, savęs susvetiminimas, ūmi anedonija, emocinis išsekimas ar emocinis nereagavimas. Šita patirtis susijusi su tuo, kad žmogus jaučiasi emociškai išsunktas. Ir dabar turime keletą pavyzdžių tokio tiesioginio suicidinio turinio. Tai reikia, pavyzdžiui, bandyti spręsti suicidinius mėginimus ateityje ir asmuo, kuris nusprendžia mėginti žudytis dabar arba kažkada ateityje, jau yra, skleidžia tam tikrus signalus. Toliau, savęs įtikinimas mėginti žudytis. Aš grįšiu vėliau prie šito klausimo, jis labai įdomus, mes jį nustatėme savo tyrime. Dar vienas, pasverti sprendimą ar mėginti žudytis. Tai yra aktyvus ambivalentiškumas. Asmuo pats su savimi ginčijasi, ar tai daryti ar ne. Toliau žengti žingsnius, užkirsti kelią suicidinio mėginimo pertraukimui. Pavyzdžiui, pasirūpinti, kad būtum vienas, užsirakinti duris ir panašiai. Paruošti asmeninius daiktus, pavyzdžiui, teisiniai visokie raštai, arba pasirūpinti, kad kažkas kieno gyvūnėliais pasirūpintų, arba kiti veiksmai, laukiant mirties. Toliau suicidinis bendravimas arba grėsmė. Galbūt kažkas kalba apie dar kažką, tarytum jaučiasi, kad jie gali save sužeisti, arba gali būti tiesioginis paklausimas, ar asmuo neketina, ar nekalba apie savižudybę. Ir toliau atrasti kokį savižudybės būdą, kol esi pažeidžiamas, čia labai įdomus duomenys. Pavyzdžiui, vienas pacientas, kurį aš apklausiau, buvo apsvaigęs ir buvo jam ūmi depresija, jis labai daug savęs susvetimino patyrė ir savimi šlykštėjosi, savęs nekentė, ir taip pat ir dėl to, kad jis grįžo prie alkoholizmo, jis to gėdijosi. Ir tada jis pradėjo vartoti vėl insuliną. Ir tuo metu, kai buvo pažeidžiamas, jisai nusprendė perdozuoti insulino ir susileido jį į pilvą. Šis asmuo negalvojo apie savižudybę iki tol, kol atsidarė stalčių su insulinu, bet kai tą padarė, tai labai greitai ėmėsi šio veiksmo. Na ir galiausiai plano parengimas arba plano patobulinimas arba tam tikrų metodų peržvelgimas. Tai yra skirtingi būdai, kaip mėginti nusižudyti. Taigi, kokie yra mūsų kokybiniai tyrimai ir perspėjimo ženklai, kurie padėjo mums sukurti šitą WARN struktūrą. Prieš 3 metus mes su Jacqueline Kearns paskelbėme tyrimą,
kuriame analizuojame pasakojimus apie tą dieną, kai įvyko savižudybė. Ir tai vyko ligoninė, psichiatrinė ligoninė. Ir taip pat papasakosiu apie dar vykdomą tyrimą. So I have a study funded by the National Institute of Health. Vyksta tyrimas, kurį organizuoja Nacionalinis sveikatos institutas Baggy, Mičigane ir aš For the taip pat. study, we recruit Mes patients who have been hospitalized. atrinkome ligoninėje gulinčius and were particularly pacientus. interested in learning about the day of their suicide attempt. Mums įdomiausia buvo ta diena, kai jie bandė nusižudyti ir diena prieš tai. Intense inquiry Mes juos apklausėme ir būtent apie tas patirtis tą dieną, kai jie bandė žudytis ir, žodžiu, dieną prieš tai. Jie jau ligoninėje pagulėję keletą dienų, jau jie pajėgūs su mumis pasikalbėti. Naudojame kokybinius ir kiekybinius metodus. Šiandien pakalbėsiu apie kokybinius duomenis ir kokybinę 45 pacientų pasakojimų analizę apie tą dieną, kai jie bandė žudytis. Pacientų amžius 60% buvo tarp 18 iki 35, tokia jau jaunesnė populiacija, galima sakyti, 71% buvo baltaodžiai. Ir kitų rasių žmonių taip pat buvo. Beveik pusė buvo moterys, 11% buvo Latino Amerikos kilmės, 36% maždaug trečdalis turėjo aukštesnio mokslo diplomą ir 64% rinkosi nusinuodyti, kažko perdozuoti. 58% jau buvo bandę žudytis anksčiau. Likusiems 42% tai buvo pirmasis bandymas nusižudyti. Mūsų metodai. Paprašėme pacientų papasakoti apie tai, kaip jie priėjo prie bandymo nusižudyti, daugiausiai apie tą dieną. Mes įrašėme jų pasakojimus, audio įrašą darėme, tada transkribavome jų pasakojimus. Perklausėme jų pasakojimus ir išrinkome tos teiginius, kurie buvo apie būtent savižudybės bandymo dieną. Ir mes tose transkripcijose ieškojome įspėjamųjų ženklų. Aš pats įrašiau daugumą tų pokalbių ir juos transkribavau, tai tikrai gana gerai išmaniau, o daktarė Jacqueline atliko kitus darbus. Tada mes užkodavome ar surūšiavome elgesio modelius, mintis, emocijas pagal mūsų modelį ir pagal kitus modelius SCS, ASID. Tai supratimas, elgesys, emocijos, socialinis elgesys, somatiniai, kintamieji, susijaudinimas, įspėjamieji ženklai, kurie tiesiogiai susiję su savižudybe. Ir taip pat atlikome tiesioginę kokybinę analizę. Taigi, koksai tas interviu. Pirmiausia, mes įjungiame diktofoną ir paprašome papasakoti, kaip bandė nusižudyti. Ir dažniausiai žmogus sako, aš nežinau, kur pradėti, ar ką norit išgirsti. O mes sakom, čia jūsų istorija, pradėkit nuo ten, kur jums norisi.
Ir kai papasakoja viską ar dalį savo pasakojimo, paprašome pakalbėti daugiau apie pačią bandymo nusižudyti dieną. Kai kurie tikrai pradeda pasakoti apie tą dieną, o kiti pradeda kalbėti apie kažką iš seniau, kaip tėvai išsiskyrė ar dar kažkas, kai jie pasijuto pažeidžiami. Tai tada dar kartą paprašome, prašau, papasakokite daugiau apie bandymo nusižudyti dieną. Užduodame klausimų, kur buvote, su kuo buvote, ką darėte, kokios mintys ir kokios emocijos tada jūs lankė, kokių pojūčių jautėte kūne. Taigi, rezultatai buvo tikrai įdomus, juos lyginom pagal Warren konceptualų metodą. Taigi, kalbant apie kognityvinius postūmius, dažniausiai pasitaikydavo beviltiškumas ar įspėstumas, kognityvinis sutrikimas. Įdomu, kad tai yra kintamieji, kurie irgi labai svarbus suicidinės krizės sindromui. Elgesio faktoriai ar postūmiai, tai alkoholio vartojimas tą dieną, komunikavimo kančia ar bendravimo kančia. Aš noriu pasikalbėti, bet neturiu su kuo pasikalbėti. Ir taip pat miego pokyčiai ar sunkumai 22% buvo svarbus. Emociniai sunkumai, tai emocinis skausmas. Čia, aišku, labai plati kategorija įvairiausių patirčių. Labai staigus nuotaikos pokyčiai, pavyzdžiui, pratrūkti verkti. Taip pat intensyvios emocijos, nerimas, socialinės patirtys, vienišumas, asmuo neturi socialinio palaikymo ar kažkokių ryšių, santykių, negatyvūs tarpasmeniniai įvykiai, pavyzdžiui, kažkoks ginčas su brangiu žmogumi, dažnai su partneriu, taip pat įsijaudrinimas ar somatiniai dalykai kaip nerimastingumas, irzlumas, arba labai įdomu ramus elgesys, raminantis elgesys. Pavyzdžiui, kad kai kurie sakydavo, kad ėmiau judėti lėčiau, kalbėti lėčiau, veidas tapo neekspresyvus, lyg tai po truputėlį užsidarinėjo, nusiramino, lėtėjo. Čia pavyzdžiai dabar kognityvinio sutrikimo. Mano protas kažką vijosi, lyg tai fiziškai mano smegenys kažką vijosi. Minčių visiškai nekontroliavau. Tiesiog automatiškai mintis ateina į galvą. Ir tos bėgančios mintis tiesiog įsiveržia ir atrodo, kad aš tiesiog negaliu pasirūpinti tam tikrais dalykais. Jis kalba apie tai, kad mintis mintį veja, 63 metų vyras. Jis apibūdina nelabai gramatiškais sakiniais, matote, jau tokių kognityvinių sutrikimų netgi šitame apibūdinime. Dramatiški nuotaikos pakitimai. Grįžęs namo, puoliau ant kelių ir pratrūkau verkti. Taip niekada gyvenime nesu verkęs. 25 metų vyras, taip sako. Emocinis skausmas. Jausmas buvo labai juodas, labai liūdnas,
labai skaudėjo. Moteris, kuriai 39. Nerimas. Jaučiau didelį nerimą, susijaudinau labai staigiai, liktai tai iš dangaus kažkaip nukrito. 24 metų moteris. Vienatvė, aš neturėjau šeimos ir jokio palaikymo, 47 moteris. Taigi, įspėjamieji ženklai gana dažni. Pirmas, tai ar dažniausias, tai sprendimas artimiausioje ateityje nusižudyti, priimti tą sprendimą, kad šiandien aš jau tai padarysiu, 56 procentai. Taip pat pasiruošimas žudytis, pavyzdžiui, sukurti planą. Pavyzdžiui, taip, ir aktyvus ambivalentiškumas. Sprendimas artimiausiu metu nusižudyti. Jei visi trys nesakys, tai aš tikrai tai padarysiu. Čia bus ženklas. Tai moteris, kuri norėjo pasikalbėti ir stengiasi susisiekti, pasikalbėti su kuo nors apie savo suidiškumu. Ji net nelabai prisimena, kas tie žmonės buvo, vienas iš jų galbūt klinicistas. Ir jinai sakė, jeigu ne vienas iš jų nepakels ragelio, aš nusižudysiu. Pasiruošimai įvykdyti savižudybę. Atidariau stalčių virtuvėje, pačiupau peilį ir ėmiau jį galąsti. Ir čiupau taip pat ir ploviklį, čia 25 metų vyras, kurti planą. Tuo metu aš pasijutau pastumtas prie bedugnės krašto ir nusprendžiau perdozuoti nuskausminamųjų. Tai jauna moteris, 18 metų moteris, priėmė tokį spontanišką sprendimą, greičiausiai opioidų, kažkokių nuskausminamųjų, greičiausiai opioidų perdozavimas. Aktyvus ambivalentiškumas, sverti tą sprendimą. Mano tėvai, kai galvojau apie juos, supratau, kad ką be padarysiu, aš vis tiek juos įskaudinsiu, ar nusižudysiu, ar nenusižudysiu, vis tiek aš juos įskaudinsiu. Na tai tiksliai neprisimenu šito atvejo, ką aš čia turėjau omenyje, sakydamas, ar aš išvyksiu, ar nusižudysiu, vis tiek tėvai supyks, tai tas leave, čia galbūt išeis iš namų, ar kažkas panašaus. Savęs įtikinėjimas nusižudyti, kai mes pradėjome dirbti šitą darbą, kai mes pradėjome vykdyti šitą tyrimą, mes apie šitą reiškinį nesusimąstėme. Ir kiek pamenu, literatūroje apie šį reiškinį nėra smulkiau rašoma. Bet mūsų tyrime, tose istorijose nuolat kartojosi šitas epizodas ir mes jį pavadinome savęs įtikinėjimas nusižudyti. Čia yra apibrėžimas. Įtikinėti save nusižudyti, pavyzdžiui, bandant save įtikinti, kad savižudybė nebus skausminga kitiems, kad tai bus nei jam, nei kitiems, kad tai bus kaip bet koks kitas dalykas, kaip pavyzdžiui, nusnausti. Arba kad mano gyvūnais, augintiniais kažkas pasirūpins, ar kitais mano, dalykais kažkas pasirūpins. Tiesiog žmogus bando įtikinti save, kad, jis gali nusižudyti. Pavyzdys. Čia moteris kenčianti nuo depresijos ir chroniško skausmo, prisimenu, kaip su ja kalbėjau. Ji savo sakė, aš turiu save priversti tai padaryti, nes negaliu taip blaškytis ar taip trypčioti vietoje, aš tiesiog turiu tai padaryti.
people trying to think of it like going to sleep. Žmonės, stengiasi pagalvoti, kad tai bus lyg tai kažkoks, miegas, pavyzdžiui. Aš tiesiog numigsiu mašinoje, aš net neprabusiu, numirsiu net neprabudęs. Čia dar viena citata iš vieno pirmųjų interviu. 83 metų moteris, kuri bandė nusinuodyti. Ji savo pasakė, ar tai padarysi, ar to nepadarysi. Svarbiausiai, nesėdėk ir negalvok apie tai, nes vien sėdėdama ir galvodama, tai tikrai nieko gero nepadarysi. Čia tokios mintys ją lankė paskutinę dieną. Čia tokia gan sudėtinga schema, bet pabandysiu trumpai paaiškinti. Sprendimas artimiausių metų įvykdyti savižudybę yra toks pats svarbiausias įspėjamasis ženklas iš mūsų tyrimo dalyvių pasakojimų. Tose situacijose, kai asmeniui buvo būdingas šitas įspėjamasis ženklas, mes bandėme išsiaiškinti, kokie postūmiai pastumėjo iki šito įspėjamo ženklo. Procentus matote skliausteliuose. Taigi žmonės, kurie norėjo nusižudyti artimiausių metų, 48% jų jautė beviltiškumą, 48 kognityvinius sutrikimus, 32 vartojo tą dieną alkoholio arba narkotikų. Ne vaistų, bet narkotikų. 24% turėjo bendravimo kančią, stresą, 20% miego sutrikimų, 56% jautė emocinį skausmą, 52% dramatiškai keitėsi nuotaika, 52% jautė nerimą, 48% jautėsi vieniši ar neturėjo jokio palaikymo iš artimų žmonių, 36% buvo su kažkuo susiginčiję, susipykę, kažkokią neigiamą interakciją patyrė su kitu žmogumi, 36% jautė kažkokį fizinį diskomfortą. Čia nebūtinai skausmas, bet gali būti ir kažkoks kitas fizinis diskomfortas. Pavyzdžiui, sunkumas ant krūtinės gali būti. 28% jautėsi įsiaudrinę, nerimastingi, irzlūs. Taigi, matote, kad visa tai jungia tas sprendimas artimiausių metų įvykdyti savižudybę, bet mintys, elgesys, socialinis kažkoks elgesys ar somatinis patyrimas, jie gali būti labai skirtingi. Žodžiu, pagal mūsų modelį tai yra postūmiai į tą patirtį. Taigi keliame hipotezę, kad tie ūmios rizikos veiksniai yra susiję su įvairiais kognityviniais, elgesio, emociniais, socialiniais, somatiniais, konceptualiais postūmiais. Taip pat į ką reikia atkreipti dėmesį. Net ir įspėjamieji ženklai, kurie rodo, kad tai yra rizika labai padidėjusi, dar nereiškia, kad bus bandoma nusižudyti. Vis tiek išlieka tie patys apribojimai, bandant nuspėti, kas visgi įvykdys tą bandymą nusižudyti, kas ne. Kartais mes matom pagal Warren sistemą ar pagal kitą sistemą, ESAD ar SCS sistemą, matome, kad tos ūmius įspėjamuosius ženklus, bet tie žmonės vis tiek nepabando nusižudyti.
make prediction very difficult. Todėl, nuspėti yra Another labai caution is some sudėtinga. patients will withhold Dar vienas warnings after dalykas, direct kurį suicide reikia content, and įsiminti, that complicates assessment. And as I mentioned, in kai the kurie SCS, they don't pacientai feature those warning signs because užslepia they're tuos concerned įspėjamuosius about ženklus, sharing them. nenori For pasidalinti example, tais in the įspėjamaisiais emergency department. ženklais, kad neatsidurtų ligoninėje ar panašiai dėl We įvairiausių did, priežasčių. as I said, we did Ir look kaip at, sakiau, mes how these, we did look at our transcripts and our codes. and the peržiūrėjome extent to which they mapped transkripcijas onto these other formulations, including the ir SCS savo and the SAD. iš And ankstinę those, nusistatytą formulations were klasifikaciją pagal successful in SCS ir ASAD. insofar as the Ir ta number of kvalifikacija experiences buvo contained in gana the, tiksli, stories turint were omenyje, ką mes matėme, transkribavę pasakojimus. Let me stop there. We have 15 minutes left. Aš norėčiau gal staptelti, liko 15 minučių, dar galėčiau kalbėti toliau, bet gal pereikime prie klausimų ir gyvos diskusijos. Okay. Thank you so much Gerai. for the presentation. Labai dėkojame And, už really, pristatymą. I have, one Iš comment tiesų and yra one komentaras question from the ir vienas participants. klausimas So iš I will start with the dalyvių. comment Pradėsiu nuo that komentaro. qualitative research allows us to understand Kokybiniai people with tyrimai suicidal padeda intentions, their suprasti position and situation in a žmonės, very kurie real ketina way. Thank you very much. It was žudytis an excellent ir presentation. pamatyti, kaip So, iš tikrųjų nice yra, to ką hear jie iš that. tikrųjų išgyvena. Dėkoju The Jums už šį question, įdomų very specific pristatymą. one. When Na, o providing specifinis social klausimas, konkrečius services to klausimas. intoxicated individuals, Jeigu teikiu how can we socialinės detect suicidal paslaugas behavior? Are there any apsvaigusiems specific questions we should pacientams, ask? kaip mes galime atpažinti suicidinį elgesį? Ar turime užduoti kažkokius konkrečius klausimus? Puikus klausimas. Ar galėtumėt patikslinti, kas yra socialinės That's a question from the paslaugos? participant, so Čia yra cannot konferencijos know what dalyvių exactly klausimas, that aš is. tiksliai But nežinau, kas I čia would tiksliai imagine minima, that, for example, bet that could be a įsivaizduočiau, question from kad čia galėtų social būti worker, for example, socialinio social worker darbuotojo visiting a family or klausimas, individual for pavyzdžiui, some socialinis reason, darbuotojas, kuris and, lanko it's šeimą a ar individą intoxicated person, ir tai yra yeah. apsvaigęs So asmuo. that's how I would understand this question. Aš bent jau taip suprasčiau šitą klausimą. Excellent. Puiku. So this is an area of expertise of mine. It's an area of interest is the role of alcohol in suicide. Aš domiuosi alkoholiu vaidmeniu savižudiškose patirtise. Ačiū, kad paklausėte. Alkoholio vartojimas yra labai svarbus faktorius susijęs su suicidiškomis mintimis. Maždaug 30% padidėja rizika apsvaigus nuo alkoholio įvykdyti savižudybę, lyginant su asmeniu, kuris atsiradęs tose pačiose aplinkybėse, bet nėra apsvaigęs nuo alkoholio. Taigi, apsvaigimas nuo alkoholio yra labai svarbus rizikos faktorius. Skubios medicininės pagalbos skyriuje arba krizės linijose, pagalbos linijose. Svarbu tai turėti omenyje. Jeigu mums kelia nerima šito asmens rizika, tai ligoninėje pirmiausia reikėtų palaukti, kol nukris alkoholio koncentracija jo kraujyje ir tada vertinti jo padėtį, nes kitaip apsvaigusio žmogaus tinkamai įvertinti, yra labai sudėtinga. Be to, labai sunku paleisti tą apsvaigusį asmenį, išleisti iš ligoninės, neramu dėl jo rizikos.
Jeigu žmogus skambina į pagalbos liniją, situacija jau kitokia, nes mes jo neturime akis į akį. Svarbiausia yra suprasti, kad apsvaigimas nuo alkoholio yra labai svarbus rizikos faktorius ir tai gali indikuoti, kad reikia tam tikros intervencijos. Pavyzdžiui, bent jau apsvarstyti, nusiųsti jį į siųsti tą žmogų į namus. As a welfare check, in the United States, often that is the police, and that Ir can be very atlikti frightening jo to people būsenos who are, įvertinimą. agitate them and send Žinau, them kad to the tokiems police žmonėms, don't really want to na, deal with pavyzdžiui, that policiją often either, nukreipti so it's a difficult ar iškviesti jiems kažkokią policiją, tai, na, gąsdina tos žmonės. Jie nenori šito, bet ir policija tokio darbo paprastai I'll also nelabai say nori. that Taip most pat people who are dažniausiai intoxicated sakau, aren't at kad any risk of suicide. You know, we go to a sporting event and people are ne, drinking. dauguma žmonių, kurie yra išgėrę, na, jiems nekyla suicidinė rizika. Nu, pavyzdžiui, kažkokioje šventėje ar sporto renginyje daug kas išgeria šiek tiek daugiau, bet nebūtinai nori žudytis. Dažniausiai turime kažkokią užuominą ar įtarimą, kad tas žmogus gali turėti minčių apie savižudybę. Pavyzdžiui, kažką paminėjo, kas kelia nerimą, ar yra kažkaip izoliavęsis ar panašiai, žodžiu, kažkokių ženklų vis tiek dar papildomų turėtų būti. Ačiū. Dar tęsiant toliau šį klausimą, daug kartų iš klinicistų esu girdėjęs, na, pavyzdžiui, psichiatrinėse ligoninėse ar kitur, kad jie kaip profesionalai, na, konsultuoja ar susiduria su asmenimis, kurie bando nusižudyti apsvaigę. Ir jiems kaip psichologams, psichoterapeutams tas darbas yra labai sudėtingas, sunkus. Kodėl? Dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, todėl, kad išsiblaivęs žmogus dažnai neigia to bandymo nusižudyti rimtumą, sako, ai čia pakvailiojau, ai čia netyčia ir panašiai. O kitas sunkumas, kad jie nelabai motyvuoti dirbti su psichologu, kažkaip aptarti tos sunkumus. Ar jums tai pažįstama, ar galėtumėte pasidalinti irgi kokiam nors įžvalgomis dėl šios problemos? Taip, keletas komentarų. Pirma. Jeigu žmogus yra stipriai apsvaigęs nuo alkoholio, greičiausiai neprisimena, gal jiems koks blekautas ir tiesiog neprisimena, kas įvyko, kad jis bandė žudytis, neprisimena tos emocinės būklės, kurioje jie, na, buvo, kai buvo apsvaigę ir kai bandė žudytis. Todėl, na, atrodo, kad jie nenori bendradarbiauti, nori tiesiog ištrūkti iš ten ir eiti namo. Gali būti taip, bet gali būti ir, na, žodžiu, žmogus gali tiesiog vengti ir norėti ištrūkti, bet gali būti ir taip, kad žmogus, na, tiesiog neprisimena, ką jis patyrė, kai buvo taip stipriai apsvaigęs. Motyvacijos klausimas yra svarbus. Jei asmuo nenori kalbėti apie gėrimo problemą, tai čia jau yra didelis iššūkis, nes, na, mums yra ta problema labai svarbi tam, kad įvertintumėm jų ūmę riziką. Yra technikų padidinti motyvaciją, pavyzdžiui, motyvacinis interviu ar motyvacinė apklausa. Tai yra pagrįsta duomenimis, pagrįsta įrodymais pagrįsta sistema.
žinau, kad yra atliekamas looking at tyrimas, suicidality, he's getting some very mixed motyvacinės results. apklausos naudojimas žmonėm, And kurie then išgyvena oftentimes suicidinę family krizę. members can be Ir dažnai even more šeimos motivated than the patient nariai themselves, so it can būna be net very labiau useful motyvuoti to negu have pats interaction with pacientas. somebody Todėl close to the yra patient. naudinga You know, their susisiekti daughter, su their wife, artimu žmogumi, dukra, to see if they žmona can be ir helpful in, making pažiūrėti, sure they galbūt get to an jie appointment or being a part of gali their padėti, kad tas pacientas treatment, because the ateitų į person, konsultaciją ar person with pradėtų alcoholism, lankyti they really gydymą. value those relationships and Gali būti, kad really want to maintain those, vartojančiam and žmogui that can be a motivating tie factor for santykiai them yra as well. vertingas, brangus I would also dalykas like to ir say that tai there jį motyvuos tends to be labiau a lot of negu stigma mūsų toward bandymai. Taip pat patients yra with suicidality. didelė And that stigma stigma is increased su quite substantially ir when the šiaip jau person also žmonių, has an alcohol kurie problem. bando žudytis ar So this galvoja apie tends to be a savižudybę, highly o stigmatized jeigu žmogus dar ir vartoja population, so alkoholį, jo sometimes piktnaudžiauja, tai dar didesnė providers don't stigma. use Taigi šita bendruomenė yra tikrai labai stigmatizuota with the best mindset either. ir They might dažnai darbuotojai vienokios ar kitokios srities dirba su jais, su ne pačiu geriausiu nusiteikimu, iš karto turi kažkokių išankstinių nuostatų, koks bus tas žmogus, net nepradės su juo kalbėti. Taigi paklausti savęs, kokios mano išankstinės nuostatos apie šitą žmogų. Dažnai tos nuostatos nėra teisingos ir nenorėtumėm būti šališki prieš tą pacientą, net nepradėjęs su juo dirbti. Thank you. And Ačiū. one more question from- Dar vienas from klausimas participants. iš Are dalyvių. there any factors that point Ar yra us to the faktorių, kurie predisposition of the person signalizuoja to repeat the apie attempt after the discharge from žmogaus inpatient care? ketinimą pakartoti bandymą nusižudyti, paleidus jį iš ligoninės? Paprašyta pakartoti. Taigi klausimas, ar yra faktorių, iš kurių matytume, kad žmogus yra nusiteikęs pakartoti bandymą nusižudyti, kai jį paleisime iš ligoninės? Taip, yra. Pavyzdžiui, pakartotiniai bandymai. Prior history of attempt, so people with Jeigu žmogus jau yra bandęs multiple žudytis, attempt histories are more tai likely va, žmonės, kurie daugiau kartų yra bandę younger age žudytis, associated with repeat attempts. yra didesnė rizika. Taip pat jaunesnis amžius yra susijęs su pakartotinė rizika. Diagnoses or Yra ir tam tikrų diagnozių, that are predictive, such as borderline personality disorder. pavyzdžiui, That would be a ribinė predictor asmenybė of repetition of attempt. irgi būtų, And then, to turėtų some pakartotinę extent, the person's riziką. attitude toward the attempt is also important. So people who, Taip pat žmogaus nuostata, kaip jisai vertina tą savo bandymą nusižudyti, irgi yra svarbu. Jeigu žmogus yra nusivylęs, jis nenori būti saugus, pyksta ant jį išgelbėjusių žmonių, čia jau ta prognozė galėtų būti labai neigiama. Tu stengiasi dirbti, reikia stengtis padirbėti, kad jie kitaip pažvelgtų į tą faktą, kad išgyveno. Ir terapija padeda pakeisti požiūrį į tai, kaip viskas baigėsi, kas įvyko ir kaip baigėsi. Ačiū, man atrodo, kad dar spėsime vieną klausimą atsakyti. Jisai panašus jau užduotus klausimus, bet vis tiek. Gal kokį niuansą kitą išgirsime. Ačiū už kad kalbate tokią svarbią temą. Klausimas. Jeigu reikėtų, ką darytumėte, kaip elgtumėte su žmogaus piktnaudžiavimo alkoholiu, jeigu matytumėte, kad ta problema turi įtakos jo blogėjančiai sveikatai? Nėra kažkokių variantų, kaip kitaip gydyti alkoholizmą, jeigu žmogus aktyviai vartoja alkoholį
yra didesnė rizika tokiam asmeniui įvairiausiomis prasmėmis. negative mood states that Tai ir bloga nuotaika, substance use, kurią induces, sukelia plus e, withdrawal states. alkoholis. And then substance use creates such Be to alkoholio difficulties in their lives piktnaudžiavimas with interpersonal alkoholiu sukelia labai relationships daug or tarp with, asmeninių becoming homeless or being problemų, unemployed, žmogus etc. gali So tapti benamiu, treatment gali of netekti addiction is darbo. essential. Tai, And, žodžiu, gydyti pačią priklausomybę yra svarbiausias dalykas, svarbiausias It žingsnis. becomes more complicated with a suicidal patient, but Jeigu certainly žmogus you never wanna- galvoja apie savižudybę, tai never wanna situacija yra forget about the addiction itself. dar It's sudėtingesnė. really Bet pačios it's priklausomybės inviting to, negalima pamiršti, to nes address. ji, jinai tą riziką tik tai stiprina, todėl ją yra būtina spręsti. Ačiū. Labai įdomu. Pristatymas buvo apie ūmius rizikos veiksnius, taip pat ir tuos, kurie susijęs su alkoholiu, o dauguma klausimų buvo susijęs su alkoholio vartojimu. Įdomu, nes po 15 minučių pertraukos mes išgirsime pristatymą, anoniminių alkoholikų draugijos narių pristatymą. Yeah, and if anybody Tai wants to contact me, I put my email įdomu. Taip, on the screen before, but aš, 'cause I do alcohol suicide research. So anybody wants to email me, that'd be great. Yep. aš pateikiau savo elektroninio pašto adresą, aš daug dirbu su alkoholiu ir Thank you for inviting me. savižudybės rizika, tai galit man parašyti, jeigu įdomu. Dėkoju Jums, ačiū. Dabar 15 minučių pertraukėlė iki 16:15, kur turėsim susitikimą su anoniminių alkoholikų draugijos nariais.